Sveiki visi, šiandien darysim kažkokį video, kuriame pamokysim, kaip gražiai statyti namus. Tai pradedam. Ko mums reikia? Plytų, akmens plytų, kvarco bloko, raižyto kvarco bloko, eglės lentų, stiklo ir beržo laiptų. Na, gali būti ir daugiau, aš gal tai pamatus Ponia Stankaitė. Tai gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darykit, į šitą pusę. Man dabar į kairę pusę, man rodos. Du praleiskit. 1, 2, 3, 4 ir 5. Biškį pamažinti reikia. Tada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, manau, skaičiuosit. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 kažkur blokų. Savo nuožiūrą padarykit kokią nors kampą. Jeigu norit gražus namą, gali būti ir terasa, bet aš dabar nedarysiu. Manau, kad reikėtų gal taip padaryti. Ir čia aš dėliosiu grindis ir aš darysiu gal kokio dar pasirengus. Čia gražus yra. Aš lazarytą. Darysiu, sakykime, iš akacijos lentų ir taip išdėliosiu po visas grindis ir kol dėliosiu padarau kokią pauzę. Štai mes jau baigėm statyti grindis. Tai kvarcą apidedam. Nežinau, kaip jums atrodo, galit ką nors kitą dėti. Man ir kažkaip nelabai gražiai atrodo. Kažkaip keista. Kam? Čia kvarcas yra. Gal jau nubūt dar. Na, nemažai liko, nebedarau pauzės. Štai. Tada darom taip 1, 2, 3. Nemoku skaičiuoti. Čia pridėkit irgi kvarcų. Tai va, kai apidėlioju, kaip atrodo, gali kai kas daryti kitokius spalvų pamatus. Dabar langai. 1, 2, ir mažiausiai 2 aukščių būtų.
Čia biškį nelygiai dėsim ir kai pastatysiu, parodysiu, kaip čia ką. Na štai kažkas panašaus. Tai va. Dabar čia biškį gal ir pataisysiu po to. Tai langai dėti va skirtingai. Čia dar pataisysiu. Visur, man rodos, po 3 yra. Jo. Tarpą aš kažkaip nesvarbu tie tarpai ir kokios, jeigu darysit antrą aukštą, tai iš karto pasirinkite, na, jo, kaip čia, nu, grindis ir tokio darykite, nu, lubas. Tai aš darysiu, jeigu čia toks, tamsus, greitas būdas. Pala. Tai va, pastačiau lubas biškį, pro langus matosi labai tamsu, tai dabar čia darykit taip. Okay. Ups. Taip, įdedam šitą dalį. Antras aukštas, aš nežinau, kaip į jį lipt, bet kažkaip gal užsikabaros. Dabar dėl balkono ar verta daryti, nemanau. Reikia nuo sausainį. Nežinau, kažkaip taip. Orėja galbūt, nes juodas kaip viršaus. Nežinau. Mini balkonėlis, mini. Po to čia užtversim jį, ką žinau kaip. Tvorą, visus laiptais. Ne. Vienas žmogus pasišalino iš patalpos, nes jam labai atsibodo. Čia pas mane vyksta tokie dalykai. Tai dabar aš vėl padariau pauzę ir pastatau langus. Na štai, padariau langus ir noriu pasakyti, kad padarysiu antrą dalį, nes man jau tuoj baigsis 10 minučių limitas ir tai tada viso gero. Čia buvo redaktorius Naglis. Jis parinko medžiagas, o aš tačiau tai viso gero sutiksim antroji daly. Davai visiems, viso gero.